Čia turime 90-90 klubų tempimą, kuris tau leis pagerinti ne tik išorinę, bet ir vidinę klubų rotacijas ir taip pat leis jaustis patogiau giliame pritūpime. Atsisėdame į tokią poziciją, kad keliai bei klubai būtų sulenkti 90 laipsnių kampu ir pradžioje pradėsime nuo išorinės klubų rotacijos. Tai mes su šia ranka sieksime ten, kur žiūri šlaunys ir galim būtų daryti tiesiog tokį pasyvų tempimą, bet gausime geresnį rezultatą, jeigu tiesiog su visa blauzda, keliu ir pėda spausime žemę, tarsi savo neleistume lenktis toliau žemyn. Tai va taip spaudžiame apie 10 sekundžių iš visų jėgų ir iškvėpus atsipalaiduojam, su iškvėpimu siekiam toliau į priekį. Vėl spaudžiame koją iš visų jėgų, gal iš išorės netrodo, kad kažką darau, bet iš tikrųjų įdedu visas pastangas spaudžiant koją žemyn. Ir vėl iškvėpiu, atsipalaiduoju. Ir paprastai toks atsipalaidavimas leidžia lenktis daug geriau. Tai padarom 5 kartus. Grįžtume į viršų ir dabar judėsime prie vidinės klubų rotacijos. Tai atremiame rankas į žemę ir mes suksimės taip, kad bamba žiūrėtų šios šlaunies trajektorijos link. Ir vėlgi galima daryti pasyvų tempimą, bet mes padarysime truputėlį geriau. Spaudžiam dabar šią blauzdą žemyn iš visų jėgų. Nuo kelių iki visos pėdos. Spaudžiam ir iškepiant atsipalaiduojam ir bandom bambą sukti tą trajektoriją link. Pabūname čia ramiai apie 10 sekundžių ir vėl spaudžiam koją iš visų jėgų. Iki 10 sekundžių. Nepamirštam kvėpuot, nors ir įdedam visas pastangas. Ir vėl iškepiam ir sukamės. Bet tas pasukimas gali po to būti net ir keli milimetrai, bet visas tas skaičiuojasi ir gerina mūsų klubų mobilumą. Atlikus 5 pakartojimus, keičiame pusės, sustingo klubai po viso šito. Ir lygiai tą patį atliekame kitai pusė tiek čia, tiek čia.